Pasaulinė iniciatyva groti kompozitoriaus Bacho kūrinius jo gimimo dieną neįprastose erdvėse prieš 14 metų kilo violončelininkui Deilui Hendersonui, tuokart tai buvo metro Niujorke. Nuo tada prie šios iniciatyvos prisijungė daugybė muzikantų įvairiose pasaulio miestuose. Vilniuje kompozitoriaus kūriniai dabar skambėjo televizijos bokšto požeminėje galerijoje koridoriuje ir pirmo aukšto vestibiulyje. Gal ir gerai, kad ne metro, nežinote, jau kai metro šalia pravažiuoja, tai Bacho nebelieka. Tai gal ir gerai, kad nevažinėja aplinkui, o tokia subtili, įdomi akustika, netikėta erdvė, na, gal atskleis naujų spalvų. Vilniaus televizijos bokšto požeminėje galerijoje Bacho kūrinius atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai ir dėstytojai bei jų kolegos iš užsienio. Šiame koncerte pasirinkome atlikti rimties ir religinio pobūdžio Bacho kūrinius. Viena priežasčių, kodėl artėja Velykos. Apskritai Bacho vokalinė muzika linksmumu nepasižymi. Kadangi jis turėjo daug vaikų, gal ir suprantama, kad viskas gan liūdnoka jo kūryboje, ypač vokalinėje muzikoje. That it's all quite sad. Bacho ir jo amžininkų muzika koncerte grota senaisiais renesanso ir baroko instrumentais. Ieva Baltmiškytė barokinė gitara atliko 17 amžiaus ispanų kompozitoriaus Francisco Garau kūrinius. Tai buvo instrumentas, kuris buvo naudojamas ne tik dvaruose, kilmingųjų namuose, bet taip pat ir šventėse, kaimo šventėse galbūt, bet Francesco Garau yra tas kompozitorius, kuris pakėlė baroko gitaros muziką iki tikro profesionalaus lygio, kurį galima lyginti su Bacho muzika. One piece from the 16th century. Vienas mūsų kūrinių 16 amžiaus, kitas 18. Mūsų grupė tai 5 pūtikai. Atliekant šiuos 2 kūrinius naudojami skirtingi to paties pučiamojo instrumento modeliai. Vienas paprastesnis renesanso laikų, kitas ornamentuotas barokinis. Anksčiau Vilniuje Bacho kūriniai groti požeminėse perėjose, prekybos centruose, geležinkelio stotyse, traukiniuose. Bachas metro iniciatyva Valdovų rūmų rengiamo tarptautinio Marko Skakio senosios muzikos festivalio dalis. Paskutinis festivalio koncertas Aleksandro Skarlačio oratorija Šventasis Kazimieras Valdovų rūmuose skambės rytoj.